Brangus broliai ir seserys, įžengėme į gavėnios laiką. Tai kelionė, kuri veda mus į Kristaus prisikėlimo iškilmę Velykas. 40 metų Izraelio tauta Sinajaus dykumoje žengė į pažadėtąją žemę. Viešpats prieš viešąją savo veiklą 40 dienų meldėsi ir pasninkavo. Tas 40 dienų yra taip pat ir mūsų asmeninis laikas pasirengti šiai brangiai iškilmei, kad galėtume būti atviresnės širdies ir pajėgus mylėti viešpatį, artimą ir save pačius. Melskime, brangieji, kad ši gavėnia duotų gausių vaisių, juk metai ypatingi. 1926 balandžio 4 popiežius Pijus XI pasirašė bulę, kuria įkuriama Lietuvos bažnytinė provincija. Tai didelė iškilmė Kauno arkivyskupijoje, taip pat ir Lietuvoje. Tebūna ši šventė mums priminimas, kaip svarbu išlaikyti tikėjimą, kaip svarbu dėl jo dėti pastangas, kad pasirengti dangui. Tebūna ši gavėnia pažymėta maldos, pasninko ir išmaldo ženklų, o mūsų pajėgos sustiprintos mylėti ir viešpačiu atsiduoti, vaisingo ir gražaus gavėnios laiko, kuris teveda mus į prisikėlimą viešpaties Velykas.